Mes galim vartoti tos produktus, galim ir reikėtų rekomendaciją vartoti, ne tik vėlgi tai jų kokybė svarbi, ir galbūt aš dar nepaminėjau, ir termiškai, kai mes apdorojam. Kas jom nutinka? Tai taip, pavyzdžiui, virtoj žuvy ir keptoj žuvy vėl omega-3 dvigubai sumažėja. Kur dingsta? Tiesiog jinai oksiduojasi, tarsi nes oksidacija vyksta ir tiesiog aukšto temperatūrą termiškai apdorojant mes jos netenkam. Tai vėlgi, ir kadangi žinom, kad omega-3 oksiduojasi reikia būtent polifenolių, tarsi, arba vitaminų, tiesiog tų antioksidantų, tai aš sakyčiau irgi tas mytybo įtraukimas ir daržovių, ir alyvuogių aliejaus, ir kad tai būtų šviežia, ir kad tai būtų sezoniška. Reikia tuos principus išlaikyti, nes mes, jeigu, kartais kiti žmonės nori labai greito rezultato, kad jisai, tai taip, mes visi norim, bet tas nebus, jeigu mes, tai taip, bet ir netgi tą pačią piliulę geriant, ar tarkim žuvų taukus kaip papildus vartojant, vis tiek mums reikia atsižvelgti tą mitybą, nes jeigu mūsų bus žarnynas užterštas, jeigu ten pralaidumas žarnyno didelis, jeigu mes valgom daug ten greito maisto, perteklius cukraus, dabar visi stengiamės, bet vis tiek ten, dabar, sakau, kartais žmonės ir net drastišką pusę nueina, kad jau ten visiškai net be to ir be nieko, neišvengsim, bet jeigu mes, tiesiog galvojam, kad omega-3 gersim ir laikysimės tų pačių principų mitybos įprastų, tai mes, tai nieko nedarys. Nes tas perteklius omega-6, jis tiesiog, kaip sakyt, anuliuos visiškai omega-3 veikimą. Tai jeigu mes jau ir norim pasisavinimo, tai mes tada turim galvoti, kaip mes vartom, kokį aliejų naudojam, kur jį perkam, kokios jisai kokybės, kokios daržovės, kaip vėlgi jų kokybė, žuvis, mėsa, viso grūdo produktai. Čia visą spektrą žiūrėti reikia tos mitybos. Ir tai, jeigu tik tai gerai, kai sako, aš žuvį valgau 2 kartus per dieną, per savaitę, ne? Kokia tas žuvis? Vėlgi, kokio jūs ją pirkot, nes, čia dabar tiek yra manipuliacijų irgi su tom visom, kur jinai užauginta, kaip jinai šerta, tai pradėsim gilintis, tai sakysim, tada tikrai taip nebus ką valgyti. Bet vėlgi, sakau, tada omega-3 geriant papildus, nereiškia, kad aš galiu tą patį laikytis ir reikėtų vis tiek keisti, koreguoti, nes jeigu aš noriu padėti organizmui ir bandau padėti lengviausiu, greičiausiu keliu, tai, aišku, tai tas neįvyks ir plus dar, kur fizinis aktyvumas, kur streso suvaldymas, aišku, mes dabar nebus taip, kad jau čia aš tampurinu ir to žaliavalgė, ryšys su visata atsiranda, aš myliu gyvenimą, gyvenimas myli mane, kaip mes visi sakom, taip, reikia dirbti, tai yra kiekvienos dienos darbas ir pastangos.